Mielos moterys ir mieli vyrai, kurie norėtų padaryti dovaną moterims. Kviečiu šį savaitgalį į stovyklą mūsų Madre Tierra meilės namuose, mūsų sodyboje tarp Vilniaus ir Kauno, unikalioje vietoje, labai gražioje vietoje, ypatingoje vietoje. Stovyklos tema yra kūrėja. Kodėl kūrėja? Vienas dalykas, kad moteris iš esmės yra jau kūrėja, tai yra šakti energija ir jinai kūrė, tik tai klausimas ką. Jeigu moteris yra nesąmoninga, nedėmesinga, jinai gali prikurti daug š. Ir jeigu jinai sąmoninga, jinai gali sukurti bet ką. Moteris gali sukurti ir transformuoti bet ką. Ir šį savaitgalį mes skirsime visą dėmesį kūrybai, ne tik savo minčių, nes mūsų mintys irgi yra sukuriamos, tačiau išreikšime save ir kūryboje. Kūryboje per dailę, per tapybą, kūryboje per šokį, kūryboje per maisto gamybą, vegetariško ir veganiško maisto kūrybą. Žmonės sako, kad maistas pas mus yra ypatingas, su labai daug meilės, gaminti man labai pačiai patinka. Naudojame vietos produktus, tai kas auga šiuo metu auga, tikrai turim gausą jau mūsų žemėje. Kūryba per žoliavimą, kūryba per gaminsimės hidrolatus, galėsim pasidaryti visos po dovaną savo. Ir kūryba savo realybės, nes mes kūrėme savo realybę ir tai, ką mes turime, tik tai dėl to, kad kažkada apie tai buvom pagalvoję, sugalvoję, ten kreipėme savo mintis ir aišku savo energiją. Tai labai lauksiu jūsų birželio 14-16 dienomis, galima atvykti ir vienai dienai. Jeigu negalite atvykti dviem, tai galite atvykti penktadienį, šeštadienį arba nuo penktadienio iki sekmadienio pietų. Ir labai lauksiu jūsų. Ir gali būti, kad tai bus vienintelė vasaros stovykla mūsų namuose moterims.